niekada nepritrauksi gausos, jeigu nuolat būsi neresursinėje būsenoje. Kas tai yra? Tai yra stebėk, kaip tu atsakinėjai kitiems žmonėms. Jeigu tu labai dažnai sakai, neturiu laiko, negaliu, nemoku, ne dabar, nesugebėsiu, nepavyks. Tai reiškia, kad tu esi labai dažnai neresursinėje būsenoje ir tai nuolat savo kartoji. Tu įsivaizduoji, kad tu tai sakai kitam žmogui, bet iš tikrųjų tu nuolat programuoji savo pasąmonę. Ir ką tu jai sakai? Kad tu negali, negebi, neturi laiko, neturi pinigų. Ir kai dažnai tai kartoji, tavo protas, tavo pasąmonė tuo patiki. Ir kas vyksta? Kur tu skiri savo energiją? Tu skatini savo neresursą. Ir kuo dažniau naudoji tą priešdėlį ne, tuo greičiau tavo realybėje tai atsispindės ir tuos įvykius, kaip tu iš tikrųjų neturi nei pinigų, nei laiko, nei gebėjimų, pamatysi. Taigi, tiek patiktuką, pradėk mane sekti. Komentuok, jeigu nori sužinoti daugiau apie tai, kaip išgyvendinti šitas programas, kurios prieštarauja gausai ir kaip prisitraukti gausą į savo gyvenimą greitai ir pakankamai lengvai.